rytas, linkėjimai iš Maroko, iš Imsuano. Ir čia dar ankstyvas rytas, 2 valandom mažiau negu Lietuvoje, tai 8 kokios. Ir dar kaip ir tik taip pat saulėtekis, nes saulė va tik žada pasirodyti čia iš už kalno. Jau matosi tie pirmi spinduliai, kamera sufokusuoja, bet pati saulė dar nepasirodžiusi. Ten va tolumoj jau matosi, kurios vietos apšviestos truputėlį. Ir čia yra pagrindinė ta įlanka surferių. Tai va, mes kažkaip šį kartą, nežinau, vakar pavargę buvom ir vėjas labai didelis. Tai rytai šiek tiek mažesnis, iš tiesų būtų teisinga dabar eiti surfinti, nes paskui jisai vėl sukils ir bus dar didesnis negu vakar buvo. Tai šiandien mes ir nesurfinsim, iš tiesų važiuosim į Esoirą, į kitą tokį miestą, kuriame esu buvus lygiai prieš 15 metų, ne, prieš 16 turbūt. Per Velykas, jo prieš 16 per irgi va tokių laikų balandžio va 20 dieną per Velykas. Ir tuo metu mano sūnui buvo 2 metukai, o Madėjos aš laukiausi. Tai va, tai dabar jam 18, o Madėjai 16 tuoj sueis. Tai kažkokį tokį jaučiu ir taip pat klostosi, mes planavom kažkur į kelionės antrą pusę ten važiuoti, o mums sako, geriau važiuokit šiandien, nes vėjas. Tai aš kažkaip ir atsiduodu tai gyvenimu ir Dievo ir šaltinio malonei. Ir tik tai su šio vakaro susitikimu, tai kai susivokiau, kad dar 2 valandų skirtumas ir kad mes išvažiuojam, tai anksčiausiai turbūt mes kokią 7-8 grįšim, tai vada aš tik tada galėčiau jau jungtis prie interneto, nes galvoju, jeigu eilinė surfinimo diena, tai tada jokių problemų, ten 5-6 pats tas, čia vietinių laikų, tai Lietuvos laikų ten 6 nuo mūsų to sutartų laikų. Bet dabar tai žiūriu, kad su ta kelionė gausis, kad arba turėsim pasivėlinti, arba nusikelti pirmadienį. Bet iš tiesų tai labai kažkaip noriu, filmuoju, dėl ko, va, kad ir saulėtekį, va, jau išlenda pirmi saulės spinduliai, gaila, kamera negaudo, tai, bet jau pats tas taškutis. Noriu perduoti va tą tokią šitą marokietišką atmosferą. Kažkokį šitą atsipūtimą, kurią turi čia žmonės, žemė, jūra. Tokį atsipalaidavimą, tokį tą, kad viskas yra gerai, tikrai tokį gyvenimą malonėje ir su to džiaugsmu, kad užtenka to, kas yra. Aišku, jie turi čia savo problemų, iššūkių ir taip toliau ir žmonos ten čia bumba, nes daugiausia su ko čia tenka bendrauti, tai vis tiek kas dirba, tai vyrukai. Bet kažkokį, nežinau, šitą žemę spinduliuoja tokios laisvės būti savimi, tokio atsipalaidavimo savyje, tokį neskubėjimą. Įpratę truputį pasiekti ir stresuoti dėl to paties ispaniško manjano, to nepunktualumo, bet kartu tai yra tas toksai iš tiesų nestresuotas buvimas ir mes tik nestresuotame buvime, kai mes nesukeliam savo įtampos,
prote, emocijose, raumenyse. Tik tada per mus teka laisvai, pilnai. Tai taip šiandien su šiuo saulėtekiu velykiniu linkiu mums visoms gebėti būti tokia atsipalaidavusi būsena, kada per mus teka. Kada per mus teka pilnai, kai teka per kiekvieną ląstelę, teka per kiekvieną dalelytę, per kiekvieną molekulę teka, kai viskas, kas užgniaužta, atsipalaiduoja. Raumenys atsipalaiduoja, neuronai atsipalaiduoja, skysčiai kažkur užspausti atsipalaiduoja, visos ląstelės atsipalaiduoja, ląstelių sienelės iš sukietėjimo suminkštėja, atsileidžia, molekulės atsileidžia nuo savo kietų susikabinimų. Atomų branduoliai pradeda irgi tarsi atsileidžia, pradeda atomai suktis, vibruoti greičiau, elektronai, fotonai, branduolys pradeda greičiau sukti. Atomų branduoliuose tos kvantinės dalelytės, neutronai ir visokie ten kvantai irgi magnetinė energija, kuri laiko įtampoje, jie pradeda laikyti meilėje viską. Meilėje ir atsipalaidavime. Ir tuomet mums lengviau tiesiog būti savimi. Toks mano šio ryto jums kabinimas. Saulė jau visai išlindo iš kalno. Čia visa jau apšviesta. Čia padarysim, kad pagautų, kaip gražiai tada pagauna per šitą kamerą. Saulės spindulius. Bet surfas moko buvimą va šitą atsipalaidavus, nes tu nepaskubinsi tos bangos. Tupi tenais ir lauki ir gaudai tą bangą. O pagavai, tai pagavai, o nepagavai, tai nepagavai. Ir kaip čia girdėjau lėktuve diskutuojant du jaunuolius, sako, aš girdėjau, kad surfinimas yra 95% laukimo ir tik 5 surfinimo. Taip, 95 buvimo ir tik 5 darimo. Tai yra toksai turbūt dėl to ir darosi populiarus dabar dalykas, kuris mus moko labiau gyvenime integruoti buvimą. Buvimą malonėje, buvimą tame, kas yra ir tuo, kas esame. Palaiminto sekmadienio.